gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Liepos 6 dieną, minint Valstybės dieną, į alytiškius kreipėsi ne miesto vadovas, o vicemerė Valė Gibienė. Miestelėnai šnabždėjosi, kur Alytaus meras. Paaiškėjo, kad miesto galva išvykęs į tarnybinę komandiruotę Japonijoje. Ir atsuko mieste lankosi ir vicemeras Tautvydas Tamulevičius bei tarybos narys Kęstutis Ptakauskas. Tekančios saulės šalyje vadovai aptarė ir Alytuje planuojamo įrengti japoniško sodo klausimą. Vizitas baigėsi Liepos 12 dieną ir netrukus meras atostogaus. Liepos mėnesį Alytaus mieste sustojo ir politinis gyvenimas. Vidurvasaryje nevyksta tarybos posėdis, tad ilsis ir politikai. Naujienų portalas alytausgidas.lt pasiteiravo, kur šiais metais atostogaus miesto vadovai. Laukiam anūkų pagausėjimo, tai galbūt reikės daugiau būti vietoje ir padėti marčiai, padėti sūnaus šeimai, nes pas juos ir taip dvynukai mažyčiai ir dabar dar trečias ant slenkščio, tai gal kažkur tai gamta, rasiu ką. Aš kiekvienais metais nuvažiuoju arba į Palangą, arba į Neringą, bent savaitę, arba bent jau kokioms 3 dienoms. Esu buvęs Turkijoje vieną kartą, nepasakyčiau, kad man ten labai patiko. Vis tik Lietuva yra Lietuva ir namuose kažkaip jaukiau, geriau. Aišku, paslaugų kokybė galėtų būti geresnė. Į Lietuvos pajūris man yra tiesiog tokie sentimentai iš jaunystės laikų, kad aš ten tik nuvažiuoju, praseinu tom gatvėm, pasižiūriu, kas pasikeitė ir aš jau pasižymiu, kad aš ten buvau. Bet šiaip Lietuvos pajūryje poilsiauti, atostogauti jau seniai tą dariau. Jau žinau, kur atostogausiu, jau keliausiu į šiltus kraštus. Rugpjūčio 2 pusėje būsiu Rodė su dukra. Liepa be nepagrindinis atostogų mėnuo, kol kas atostogautojų orai nelepina, tuo tarpu kelionių agentūros džiaugiasi padidėjusiais pardavimais. Manau, kad priežastys šiais metais turbūt visiems aiškios yra. Tai yra labai prastas oras mūsų lietuvėliai. Žmonės visgi nori atostogauti ir nori to gero oro. Kadangi mes jo šiais metais neturim, tai lėktuvai į užsienio kurortus populiariausius ir jau nebe tokius populiarius yra tiesiog pilni. Tarkim, jeigu norėtų Liepą žmogus keliauti, kaip ir laukia paskutinės minutės, kažkas tikėjusi labai gerų kainų, Liepos mėnesį mes jau nelabai ką turime pasiūlyti. Iš Lenkijos irgi galbūt atsirastų dar koks tai Egiptas, bet žinant, kad vasaros metu Egipte tikrai būna karšta. Tai artimiausia kelionė kokia būtų, tarkim, galima, jeigu žmogus nuspręstų atostogauti ne Lietuvoje? Manau, galima jau nuo rugpjūčio 1 dienos kažką bandyti žiūrėti, bet vėlgi noriu pabrėžti, tai nebus kaina, kuri pigi ir paskutinių minučių šių laikų tikrai jų nėra. Netgi spalio mėnesį kelionių, kaip kuriomis datomis jau taipogi nėra. Nors į Turkiją skrydžiai vykdomi kiekvieną savaitę ir į dieną po 3-4 kartus. Tai be abejo, kainos gerokai šoktelėja, tarkim, jeigu perkant per išankstinius, tai jos pabrangia ir apie 40-30%. Šiaip tai, žinot, kaip specialistė galėčiau patarti visą laiką, jeigu yra galimybė išankstinius pirkimus, tai yra, kada prasideda išankstiniai pirkimai vasaros, daleiskim, jie prasideda žiemą, užsisakykite keliones, jūs gausite geriausią viešbučių pasiūlą, jūs gausite tikrai garantuotas vietas lėktuve, ar ne, ir suplanuotas atostogas. Tie, kas neturi galimybės atostogauti užsienyje, pramogų gali rasti ir Alytuje. Skelbiama, kad iki rugpjūčio 1 tikrai bus atidarytas Vivivik parkas, o kur dar Dzūkijos ežerai ir miškai, kuriuose tikrai galima pasikrauti energijos. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.